Pakalbėkim apie Suvalkų koridorių, nes dabar čia visi apie jį kalba. Paaiškinkit man, jūsgi didieji karo ekspertai. Paaiškinkit šitoje vietoje, kur aš klystu ir kur aš kažko tai nesuprantu. Dabar jie čia ruošia kažkokį tai poligoną, žmonės kažkur tai trems iš to kapšiamečio, atims jų būstus, namus, nes neatims, taigi išpirksim. Kaip ir prievartą iš tavęs išperka, tai čia išpirko ar ištrėmė, man paaiškinkit. Ir kuo tai skiriasi nuo 400 metų trėmimų. Ten Sibers čia. Grįžtam prie, to prasme, Suvalko koridorius. Dabar paprastai, kai pratingi žmonės strateguoja, jie įeina į priešo kailį ir maksimaliai stengiasi pasiausti priešo kailyje. Ir galvoja, ką ir kaip jie darytų toje situacijoje, turim tokius resursus. Aišku, žuvydas sakys, nesąmonė, rusai debilai nieko jie nesupranta, jie nemoka, jie nieko neturi ir jų strategavimas rusų pusėje būtų toksai. Galvotų, kad rusai debilai, tiek to, bet mes ne žuvytės. Įsivaizduokit, dabar aš einu į ruso kailį. Ir sugalvoju, kad man reikia pakariauti su NATO. Galbūt. Arba lietuviai sugalvoja užblokuoti tranzitą į Kaliningrado sritį, tai kas tolygu tarptautiniai teisė karo paskelbimu, karo teisė. Tai normalu, gali paskaityti jungtinių tautų dokumentus karo tarp Izraelio ir Egipto. Kai Egiptas blokavo laivus plaukiančius į Izraelį, jungtinės tautos pripažino, kad Egiptas paskelbė karą Izraeliui ir Izraelio veiksmai buvo adekvatus. Tai šitoje vietoje blokavimas reiškia karo paskelbimą. Ir įsivaizduokit, rusas prasikala ta prasme tunelį į Kaliningradą ir tada gaunasi dvi fronto linijos, iš kairės ir iš dešinės ir iš abiejų pusių tave prašaudo. Nežinau, man Suvalkų koridorius logikos nėra jokios. Pasakykit, didieji karo ekspertai, kur čia logika ir dėl ko tai prūsas turėtų daryti. Mano manimu, aš būčiau, pavyzdžiui, rusas ir sakyčiau, man paskelbė karą, arba aš sugalvoju, kad man reikia susijungti su Kaliningradu, tai aš iš karto imčiau Estiją, Latviją ir Lietuvą. Tuo, kad mes ginkluotės neturim, mes viską atidavėm Ukrainai, kariai pas mus kažkiek aiškus, neaiškus, moka kariauti, nemoka kariauti, NATO kariai žiemą nekariauja, jeigu minus kiek ten būna laipsnių, minus 15, NATO kariai nebekariauja, nepritaikyti karui. A jeigu pasninga, NATO kariai kariauja ir ne, man paaiškinkit. Gal žiemą tada reikia pulti, pelkės užšalusios, čia pridaryto dirbtinės pelkės, bet žiemą užšala, NATO kariai nekariauja, tai puikiausiai gali tas turis valstybės ir pasimti. Ir tada tau nebėra jokių dviejų fronto linijų. Tada sakai, Lenkai, kebra, žiūrėkit, jūs davaliai galingi, mes ir nepėsti, davai, mes pas jums neinam, jūs mums netrūdo tvarkytis mūsų naujose teritorijose. Kaip galvojat, Lenkai sakytų, mes čia dabar pulsim Rusiją, dėl ko? Dėl Lietuvos? Manau, kad ruseliai su Lenkai susitartų. A 5 straipsnio naktis, 5 straipsnio NATO straipsnis, tai kiek laiko tartusi, kaip ten reikia parašyti, per kiek laiko turi susirinkti ir pagalvoti, ar jie tą darys ar ne. A jeigu Trumpas sakys, ne, šitoje vietoje aš kažkaip su rusais kariauti nenoriu, tai ką tada darys mūsų likusiai NATO nariai? Ką, prancūzas eis mirt dėl lietuvė? A ką darys Lietuvoje dislokuoti vokiečiai? Jie be Bundeswehr, man atrodo, sutikimo, jie negali net nieko čia ir daryti, jeigu kad ir Rusija šiandien užpuls. Tai šitoje tai, paaiškinkit man, kokia prasme daryti rusam Suvalkų koridorių, apie kurį čia visi svaigsta. Ir čia viską ruošiasi tam koridoriui. Aš nematau, aišku, aš ne karo ekspertas, aš nieko nesuprantu, aš vatnikas. Tad paaiškinkit vatnikui, sudėliokit visus argumentus, kaip ir dėl ko geriau daryti Suvalkų koridorių su 2 fronto linijom, negu paimti visas 3 respublikas, valstybės galingas ir vienas galingiausias pasaulyje. Nesupranta, paaiškinkit.